Sveiki! Šiame video mes pakalbėsime apie tai, kaip instaliuoti nestandartinius, tai yra papildomus indikatorius terminale MetaTrader 4. Indikatorius, kurie yra instaliuoti pagal nutylėjimą terminale MetaTrader 4, galima uždėti tokiu būdu. Meniu įterpti, indikatoriai ir toliau matysime indikatorius, kuriuos naudojate paskutiniu laiku ir taip pat grupės indikatorių. Krypties, osciliatoriai, apimties, Bilo Viljamso ir paskutinė grupė yra nestandartiniai indikatoriai. Čia matysite tuos indikatorius, kuriuos pridėsite patys. Pagal nutylėjimą čia jau yra indikatoriai, kurie yra ne visai klasikiniai, tai yra daug naujesni nei tie, kurie yra minėtose grupėse, trendiniai osciliatoriai ir kiti. Taigi, kaip mums patiems pridėti papildomą indikatorių į nestandartinių indikatorių grupę. Tarkime, jūs atsisiuntėt iš kažkur indikatoriaus archyvą, jūs jį išarchyvavote ir matote sudėliotus, kaip šiuo atveju, į papkes arba atskirus failus. Ką su jais daryti? Faktiškai indikatoriaus instaliavimui mums reikia nukopijuoti indikatoriaus failą arba jo failus į terminale esančią papkę. Visų pirma, pačio indikatoriaus failas būna su galūne X4 arba su galūne MQ4. Pačiam darbui reikalingas failas su X4 galūne. Failas MQ4 yra paties indikatoriaus kodas, kaip šiuo atveju. Ir jeigu jūs jį turite, atitinkamai turite galimybę keisti to indikatoriaus programavimo parametrus. Tačiau jei programavimo žinių neturite, tai be abejo to padaryti jums nepavyks. Todėl paprastam vartotojui pilnai užtenka turėti failą su X4 galūne, failo MQ4 gali išvis ir nebūti. Taigi mums dabar reikia nukopijuoti šitą failą į mūsų prekybos terminalą. Tam, kad pakliūti į terminale esančią indikatoriaus papkę, tai yra ten, kur kopijuosime mūsų failus, atsidarome terminalą ir spaudžiame failas ir Open Data Folder. Čia pas mus atsidarys štai toks langas, surandame papkę MQL4, atsidarome ją ir štai čia yra papkės, į kurias ir turime kopijuoti mūsų failus. Būtent indikatoriaus instaliavimo mums reikia papkės, kuri vadinasi Indicators. Surandame ją, atsidarome ir matome čia nemažai indikatorių įdiegtų pagal nutylėjimą arba mūsų pačių. Čia mums reikia nukopijuoti mūsų indikatoriaus failus. Grįžtame į papkę, kur yra mūsų išarchyvuoto indikatoriaus failai, surandame failą su X4 arba su MQL4 galūne, spaudžiame dešinį pelės mygtuką, spaudžiame kopijuoti, grįžtame į mūsų indikatoriaus langą ir dešiniu pelės mygtuku spaudžiame įklijuoti. Viskas, failas yra nukopijuotas. Kaip sakiau, galime kopijuoti ir failą su MQ4 galūne, bet jokio skirtumo nebus. Indikatoriaus darbas bus toks pat. Kaip ir sakėme, tai failas yra su išeitiniu kodu, reikalingas tik tiems, kas moka programuoti MQL kalba ir pageidauja kažką pakeisti. Taip pat dažnai su indikatoriumi kartu eina failai vadinami bibliotekos su galūne DLL. Jie būna papkėse libraries arba būna atskirai. Taigi, jeigu kartu su indikatoriumi būna toks failas su DLL galūne,
su dėl plėtinių, jį reikia nukopijuoti taip pat į atitinkamą papkę. Taigi, jei matome tokį failą, kopijuojame jį, grįžtame į mūsų terminalo papkę, grįžtame atgal ir dabar jau mums reikia susirasti papkę, kuri vadinasi library. Atidarome ją ir čia įklijuojame mūsų nukopijuotą bibliotekos failą. Na, dabar uždarome visus langus ir tam, kad terminalas matytų mūsų įdiegtus failus, jį reikia perkrauti. Tai yra paleisti iš naujo. Taigi išjungiame terminalą ir paleidžiame jį iš naujo. Štai terminalas persikrovė ir dabar užeiname meniu, įterpti, indikatoriai, nestandartiniai ir surandame pavadinimu tą indikatorių, kurį kopijavome ir paleidžiame jį su pele. Pas mus atsidarys štai toks langas su indikatoriaus parametrais, kuriuos jūs galite keisti savo nuožiūrą. Ir po to, kai kažką nustatėme, pakeitėme, spaudžiame OK, kurio laiko indikatorius pradės savo darbą, kaip taisyklė, po keletų sekundžių. Na, šiuo atveju indikatorius, kurį instaliavimo piešia mums prognozę, kur jo nuomonė kaina judės ateityje. Prognozė pagrįsta istoriniais duomenimis. Kaip matome, indikatorius veikia, rodo savo prognozę. Na, trumpai tariant, to mes ir siekime. Taip pat vienas svarbus dalykas, tam, kad indikatoriai veiktų teisingai ir be priekaištų, reikia patikrinti bendrus terminalo parametrus. Tai tam tikslui spaudžiame įrankiai, parengtis ir ekspertai patarėjai skiltelę. Ir čia matome, yra sudėtos varnelės. Jas reikia sudėti būtent tokiu būdu, ir tam, kad viskas funkcionuotų teisingai. Po to, kai viskas nustatyta, spaudžiame gerai. Na ir jei norėsite pakeisti kažkokius indikatoriaus parametrus, ant grafiko spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir pasirenkame meniu indikatoriaus sąrašas. Čia matysime visą sąrašą mūsų indikatorių, kurie pas mus yra veikiantys ant konkretaus grafiko. Ir renkame reikalingą mums, spaudžiame redaguoti. Čia mes vėlgi galime keisti parametrus priklausomai nuo mūsų norų. Na, paprastai nustatymų keisti nereikia, viskas veikia pagal nutylėjimą, arba yra duotos kažkokios parametrų instrukcijos kiekvienam indikatoriui atskirai. Kai viską nustatome, spaudžiame gerai. Na ir jei norėtume ištrinti, pašalinti kokį nors indikatorių, vėlgi pasirenkame į pelę ir spaudžiame šalinti. Tai štai tokiu būdu ir vyksta indikatoriaus diegimas terminale MetaTrader 4. Šiam kartui tiek. Video įrašytas specialiai puslapiui forex-prekiautojo-portalas.lt. Sėkmės prekyboje ir pasimatysime kitose video pamokose.